Labas vakaras visiems Žmogaus instituto klausytojams, visiems prisijungusiems šį vakarą. Aš esu gydytoja Nida Silienė, psichoterapeutė ir šiandien su manim sutiko pasikalbėti osteopatas ir judesio entuziastas, taip, Vytenis Žiedas. Mes su juo susipažinome, taip aš jį pirmą kartą sutikau Movement Vilnius, tokioje organizacijoje, kurioje praėjau intensyvų kursą judesio pagrindų. Pamačiau, kaip iš tiesų galima judėti visiškai kitaip. Ir mes iš tiesų apie judesį kalbame ne pirmą kartą ir mes labai dažnai psichoterapijoje kalbame apie judesį. Ir gruodžio pabaigoj, tuo pačiu tamsiausiu laikotarpiu prieš didžiąsias metų šventes, turbūt visai verta vėlgi apie tai pakalbėti, nes judesys yra tas veiksmas, kuris teikia iš tiesų mums daugiausia džiaugsmo, daugiausia malonumo, nes žmogus sukurtas judėti, sukurtas pažinti save, pažinti pasaulį, susitikti su žmonėmis, su draugais, su artimaisiais, žaisti. Ir per tai patirti daug smagių akimirkų ir tuo pačiu, kai šiais laikais mes labai daug praleidžiame laiko sėdėdami prie ekranų, kada mūsų pagrindinis darbo įrankis yra kompiuteris, tai labai svarbu prisiminti, kad judesys mums padeda grįžti į kūną, sujungti galvą su kūnu, būti sąmoningiam, tuo pačiu pasirūpinti savo sveikata. Taip, ir mes labai dažnai kalbame apie psichologinę sveikatą, tai nepamiršti, kad mes esame ir kūnas, ir mūsų psichologinė sveikata labai įtakoja judesys. Taigi, Vyteni, jūs esate, kaip minėjau, ir judesio entuziastas, ir tuo pačiu irgi dalyvaujate tuose užsiėmimuose, vedate Movement Vilnius toje organizacijoje, taip. Tokias judesio pamokas ir treniruotės ir tuo pačiu esate osteopatas, tai irgi labai įdomi specialybė ir noras sužinoti apie tai, kas tai yra, ir kaip jūs padedate žmonėms. Tai suteikiu jums žodį, pasakykite, kas yra tas toksai natūralus judesys, kas tie natūralieji judesio pagrindai ir pristatykite save. Tai labas vakaras visi žiūrovai ir klausytojai, labas vakaras Nida, ačiū už kvietimą. Ir apie judesį mes turime laiko pašnekėti. Iš tikrųjų, man judesys yra visur. Viskas yra judesys. Mes visi užėmė nuo to judesio ir judesio praktikos judėjimas labai man siejasi ir su osteopatija, nes ir ten yra judesys, bet jis yra tiesiog kitoks. Tai aš esu osteopatas, tai dirbu rankomis su žmogumi ir osteopatija, kuo skiriasi nuo galbūt kitų medicinos formų, tai yra mes žiūrime į žmogų kaip visumą, kaip kūno, kaip proto ir jo dvasios visumą, nes neįmanoma to atskirti nuo kiekvienos kūno dalelės, neįmanoma atskirti žmogaus sąmonės būsenos taip pat. Bet jeigu dar praplėsti, iš tikrųjų vienovė ne tik tais trijose šituose aspektuose, bet ir vienovė judesyje, nes kiekvienas žmogus, kiekviena gyva esybė, ji juda ir taip pat jos kvėpavimas, tos gyvos esybės ir to žmogaus kvėpavimas, tai yra irgi judesys, kraujo tėkmė yra judesys, sąnariai visi reaguoja į žmogaus kvėpavimą, į jo paprasčiausią būtį. Ir osteopatija daug labai paremta to diagnostika to judesio ir jo sutrikimo kūne. Kitaip tariant, visos mūsų funkcijos jos teka ir jungiasi viena su kita. Ir jeigu ta tėkmė sutriko, mes tada norime pastebėti, kuriuose vietose tai sutriko, rankomis galime jausti, kaip kūnas mus veda ar traukia į vieną ar kitą pusę ar gylį. Galbūt tai yra vidaus organas, galbūt tai yra
sąnarys, ir suteikiam galimybę įvairiomis manualinėmis rankomis, tai turiuomenį rankomis, technikomis, mes suteikiam galimybę kūnui susijungti, neutralizuotis, pajusti save kaip vientisą zoną. Tai gali būti, reikia padėti organui judėti link tos vietos, galbūt sąnariui judėti link tos vietos. Ir tam galima pasitelkti labai daug tokių tikslių ir svarbių osteopatinių technikų. Tai vat, o judesio praktikose ir Movement Vilnius man padeda geriau save pažinti, geriau save neutralizuoti, nunulinti tam tikrą prasme, tam, kad aš galėčiau būti ir geresnis osteopatas, bet tuo pačiu metu aš, kaip būdamas osteopatas, galiu pasiūlyti visai kitokią perspektyvą ir judesio praktikos dalyviams. Tai aš tiesiog trumpas mano toks prisistatymas. Taip, tai dėkui. Tai mes, kai kalbame psichoterapijoje su klientais, tai daug naudojame to pokalbio, daug ką išreiškiame žodžiais, bet iš tiesų šiuolaikinėje psichoterapijoje mes taikome taip pat ir daug tokių ir patyriminių technikų, ir kūno technikų. Ir kaip jūs pasakėte, kad žmogus, kaip ir visos kitos gyvos būtybės, yra kvėpuojantis, tai jau yra judesys, kraujo tėkmė jau yra judesys ir iš tiesų mintis mums gimsta greičiausiai galvoje, prote mūsų, o paskui jis pavirsta emocija, pavirsta kažkokiais kūno pojūčiais, impulsais veikti, veiksmais, tai iš tiesų turbūt galima jau iš kūno laikysenos, iš judesių, iš mūsų veido išraiškos, iš gestų, galima išskaityti tas mintis. Mes galime pamatę vieną žmogų pasakyti, kad jis kažkoks galbūt piktas, niūrus, liūdnas, kitas visada laimingas, šviečiantis, tai irgi atspindi kažkokią mūsų psichologinę būseną. Ką jūs galėtumėte pasakyti, kokius dažniausiai pastebite tuos fizinius simptomus, kūniškus simptomus, kurie gali būti susiję su psichologiniu stresu ar su emociniu disbalansu? Nes vėlgi stresas tai yra mūsų kūno reakcija, kovok arba bėk, arba sustink, tai visa tai yra jau kūne. Ką jūs pastebite? Kaip jūs su to susidurėte savo darbe? Taip, iš tikrųjų, Nida, tokie dalykai yra persmelkia mūsų visuomenę, tas streso poveikis ir kūnui, ir tuo pačiu metu iš tikrųjų, ką irgi mes turime suprasti, kad kūno būklė duoda grįžtamąjį ryšį, reaguojant į tuos pačius dirgiklius. Ta prasme, kad žmogus, jeigu turi prikaupęs fizinių įtampų ir įvairiausių galbūt disfunkcijų, ir jisai nemoka arba jam nepavyksta su jomis dirbti, jo kūno būklė gali nuspalvinti jo kasdienybę, kaip jisai reaguoja į tuos pačius, net yra labai paprastus dirgiklius, į tą patį darbo krūvį, į tas pačias situacijas. Tai viskas visą laiką, kaip jūs žinote, yra sujungta ir neatsiejama tarpusavio ryšiais, ar ne? Tai va, tai mano perspektyvoje yra taip, kad aš matau labai aiškiai ir labai dažnai kvėpavimo sutrikimų, lėtinių kvėpavimo sutrikimų įtaką žmogaus laikysenai, jo audinių kokybei. O kvėpavimas sutrinka pirmiausiai vienas dalykas dėl fiksuotų ilgalaikių padėčių ir kitas dalykas nuo pastovaus tokio nesuvirškinto streso arba stresinio fono. Žmogus galbūt gyvena labiau užlaikę savo kvėpavimą, galbūt jisai yra įkvėpęs ir jis negali iškvėpti, pečiuose visą tai susikaupę ir ilgą laiką vaikštant, audiniai pasiema tą, jie užpildo, jie susitraukia ir jau žmogus nebesupranta, kad jisai yra užspaustais pečiais, jau jie struktūriškai tampa užspausti. Ir automatiškai tai veda į kitą
į kitą poliaus galą, ar ne, kad žmogus labiau tada linkęs reaguoti į tas pačias situacijas, kurios, na, pagimdė jo tokią laikyseną tam tikrą prasme. Tai yra kvėpavimo sutrikimai, kaip minėjau. Tai mes galime pasitikrinti ir patys labai paprastai. Kiekvieną kartą, kai jūs filmą žiūrite, ten kažkas neria gelbėti, kažkas skęsta, galbūt ten šuniukas skęsta ar kažkas, ar ne, ir žmogus giliai net įkvepia, net žiūrovas, net aš sulaikau kvėpavimą, ar ne, nes mes empatiškai, intuityviai iš karto mes įsiliejam į tą scenarijų, net jeigu jis yra ir netikras. Tai žmonės labai daug reaguoja į netikras situacijas, į tuos deadline'us, į grėsinti kažkokį tais pavojų, bet reakcijos, na, tragedija yra ta, kad kūno reakcijos, tai jos yra labai tikros. Tai va, judesys dėl to mums padeda visą laiką nunulinti, visą laiką išvalyti sistemą nuo to susikaupusio šlamšto, susikaupusio funkcinio tokių funkcinių šešėlių, kurie situacija jau baigėsi, bet šešėlis fizinis liko, jisai kūne liko. Ir žmogus nesugeba to paleisti, jisai eina miegoti, kažkaip jis išmiega, kažkaip išsiilsi, bet kitą dieną jisai nešasi tai ir kraunasi naujas. Ir daugybę metų tokios situacijos, tada jau tenka kryptis pas specialistus, pas osteopatus ar kažkur tais kitur ir, na, kad padėt išlipti iš to užburto rato. Taip, tai iš tiesų mes visi skatiname judėti, ne, ir yra įvairiausių ir sporto klubų, galima jogą užsimti, galima šokiais užsimti. Ir vėlgi turbūt yra specifika, kas kokiais sportais užsima, ne, kokia sporto šaka, tai sportas irgi gali mum, nu, kaip pakenkti iš dalies. Tai vat, kuo skiriasi šitas jūsų judėjimas nuo sakykime, kažkokių treniruočių, tų sunkumo kilnojimų salėje, ar kažkokių specifinių šokio judesių, ar net tų pačių jogos kažkokių pratimų, kurie irgi gali turbūt būti, nu, ir žalojantis tam tikru atveju, kada galbūt atliekami arba visiškai savarankiškai, be mokytojo patyrusio, arba perspaudžiant save. Tai kuo skiriasi užsiėmimai jūsų centre šitame Movement Vilnius nuo kitų? Na, pirmiausiai mes esame tyrinėtojai, mes labai skvarbiai žiūrime vienas dalykas į žmogaus, na, judesio ištakas, iš kur kilo. Kiekvienas elementarus judesys jis gali būti, na, suskaidytas arba galbūt atskleistas, iš kur jis kilo. Iš kur kilo šuolis, iš kur kilo metimas, iš kur kilo nusileidimas ant grindų arba pakilimas nuo grindų, iš kur kilo eisena, kokie pamatiniai judesiai mums būtini, kad eisena tekėtų gerai, kad eisena būtų efektyvi, kad pratekėtų, kad neužsispaustų niekas. Ir mes atrandam tuos judesius, na, jie yra gerai atrasti galbūt ir tyrinėjami visame pasaulyje kitų judesio meistrų ir mūsų mokytojų, bet mes norime iškelti tuos judesius ir praktikuoti įvairiausias jų formas, perėjimus skirtingus, na, ir eksperimentuoti, ragauti. Tai iš tikrųjų eisena. Iš kur jinai ateina? Ar aš galiu turėti tą pačią dvikoją eiseną, jos principą, keliaudamas ant 4? Ir mes atpažinom, kad taip, galiu. Nes realiai, einant ant 4, stuburas juda taip pat, kaip jisai judėtų einant ant 2. Ir mes labai galim atrasti naujų tokių praktinių sprendimų kūne ir atrasti naujų tokių net neištyrinėtų ryšių savyje, kad mes galime sujungti ranką su koja visai kitaip, giliau, efektyviau, pasikliaujant neurologiją, pasikliaujant savo, na, tokiais kitais kokybiniais aspektais. Tai Movement Vilnius mes nenorime labai konkrečių tokių tiesmukų rezultatų, kad aš noriu užsiauginti raumenis, kad raumenis taptų didesni. Mūsų tikslai netokie. Mes norime judėti ir pažinti judesį
ir pažinti save per tą judesį. Ir mes norime išbandyti visus įmanomus judesius. Iš esmės. Gaunasi taip, kad tu praeini per visus įmanomus judesius. Dabar, jeigu kalbėti apie kitus sportus, sporto klubus ir visą kitą, aš absoliučiai nesu prieš tą sportą.